Ir prieš tiek metų, kas prisimena, tai ta pati kinų medicina atrodė egzotika, atrodė netiesa, nesąmonė. Ir gaila, kad mano vyras šiandien negalėjo atvažiuoti, bet jis yra gyvas pavyzdys iš tų, kurie netikėjo ir sakydavo, eik tu su tą savo akupunktūrą, su tą savo mediciną, ten nieko man nepadeda. Kol aišku, pačiam neprisireikė ir nepamatė rezultato, kaip sakau, savam kiemio pranašu nebūsiu. Tai ką dabar matau ir kuo labai džiaugiuosi, kad susidomėjimas kuo toliau, tuo labiau auga. Ir žmonės pajaučia naudą, pajaučia galimybės ir kai mane pakvietė čia, sako, ar gali kažką pašnekėti? Aišku, galiu, nes turiu tik tai galvoju, kurią čia temą, ką gali žmonės panaudoti. Nes vedam kinų medicinos mokymus, bet kinų medicinos mokymai yra, jie nėra labai sudėtingi, kai įdomu, tai niekas nesudėtinga. Bet jie reikalauja laiko, tu turi išmokti, kad galėtum žmogų diagnozuoti. Ir kinų medicina nėra tik akupunktūra ir teorija, tai yra ir fitoterapija, ir astrologija, tai yra visa puokštė, kurią reikia išmokti, kad galėtum būti kinų medicinos daktaras. Tai aš to nesu, aš esu žmogus, kuris pirmiausia naudojo, pradėjo ant savęs, o dabar aš darau kūno terapijas ir remiuosi kinų mediciną ir Tibeto mediciną. Ir tai, ką sukaupiu per šiek metų, noriu pasidalinti ir su jumis, kad galėtume turėti vaistinėlę, taškus, ar kažkokia problema, ar kažkas atsitiko. Jūs visą laiką turit vaistinėlę ant savo kūno. Atsivežiau mūsų Jonuką, tai pavadino per seminarus, čia mačiau, kas Gabija lankė pas mus, tai žino, kodėl, kad įsivaizduotumėt, kaip mūsų kūnas atrodo ir kiek yra taškų ir kiek yra kanalų. Taškų yra virš 2000, tai tikrai nemažai. Jų visų aš irgi nežinau. Aš žinau tuos, kuriuos naudoju, kurias reikia. Toliau, jeigu man kažko papildomai reikia, aš tiesiog atsiverčiu literatūrą ir dar pasižiūriu. Aišku, tos žinios su kiekvienais metais pildosi. Visas kūnas yra. Ir rankos, ir kojos, ir pilvas, ir galva. Yra 12 pagrindinių kanalų, 8 stebuklingi. Ir jais remiamės ir visa kinų medicina tuo yra paremta ir naudoja. Dabar, kuo aš noriu pasidalinti ir ką aš sudėjau ir ką jūs matot. Tai yra, daugiausia aš naudoju taip, moksoterapiją, pasakysiu truputėlį ir apie ją. Pradėjau pati nuo akupunktūros ir moksoterapijos vienu metu. Anksčiau akupunktūra nebuvo uždrausta, paskui pradėjo drausti, dabar jau galima išsiimti licenciją Klaipėdos universitete ir dirbti kabinete naudojant adatas. Anksčiau buvo galimybė, kaip anksčiau gal prieš 10 metų galėjo tik tai daktarai statyti akupunktūrą. Dabar jau galite baigti mokymus, po diplominės studijas ir taip pat naudoti akupunktūrą pas save kabinete. Aš daugiau naudoju moksoterapiją, kas yra, nes turiu apie tai pakalbėti, nes pagrindinė tema ir buvo moksoterapija. Yra karšta akupunktūra, tai yra pelyno lazdelė, tiksliau angliukas. Pelyno angliukas, su kuriuo yra prišildomi taškai. Tie patys taškai, į kuriuos yra duriama adata. Šiek tiek yra skirtumų, bet principas vis tiek lieka tas pats. Visi taškai, kuriuos matot, tikrai ne visus galima tiek adatą durti, tiek šildyti, bet tai yra taškai, kurie veikia. Dabar, kas gali pasakyti, kaip veikia taškai, kodėl jie veikia? Meridianai tai yra kanalai šitie. Tiesiog teka energija viduje tarp odos ir raumens, kuri arba prateka, arba ne. Ir jeigu mes įduriam adatą, mes sujudinam energiją. Mes atstatom energijos tėkmę. Lygiai taip pat šildant moksą. Idealu, jeigu žino taško pavadinimą. Todėl aš prie kiekvieno paveiksliuko esu parašęs taško pavadinimą. Jeigu neprisiminsit, tiek to. Nėra taip. Kaip? Neturiu dabar jau. Čia savo pasilikau, kad nepamirščiau, kuriuos vedu, galėsiu paskui atiduoti. Nes taškas duoda tai, kad jūs turit vardą ir kai jūs pašaukia vardu, jūs žinot, kad tai jūs šaukia, ne ponė kažkokia, tai lygiai taip pat ir taškas. Jeigu pasakote pavadinimą, jisai tiesiog veikia efektyviau. Bent jau mano mokykloje taip mokė. Dabar prašiau čia man, kad padėtų, nes sakiau, kas norės pabaigoje išsibandyti, tikrai maloni procedūra.
Ir dažniausiai aš šildau tumai renmai, tai yra pagrindinius kanalus, mikrokosminę orbitą, kuri užkuria visą organizmą ir organizmas puikiausiai žino, ką jam toliau pačiam reikia daryti. Tai yra, kuriuos kanalus tvarkyti ir atstatinėti. Tai yra psichosomatika. Ta, su kuria dirbam jau toliau jau kiekvienas smulkiau. Dabar taškai. Paėmiau patį pirmą tašką. Jį lengviausia surasti. Ir kiek vedžiau, netgi pirmosios pagalbos paramedikam, jisai yra parodomas ir yra mokama. Turėjau dabar išvažiavus, kodėl aš jį paėmiau iš karto. Buvau kažkaip liktai ir pamiršus, nes atrodo, kaip ir visi žino ir naudoja ir pasimiršta. Ir išvažiavom į kelionę, dabar buvo šiek karščiai, moteris alpsta. Ji tiesiog silpna alpsta. O mes esam kalnuose. Tai kol atvažiuos, kol mes prieisim prie pagalbos, viskas, sakau, šitą tašką maigykit. Ją įsodino, maigykit, sakau, stipriai, nes ją jau tam vežė prie pagalbos, kol nenuvažiavo, atsigavo. Galvoju, tai kaip mes pamirštam šitą tašką. Tai dabar pabandykim jį surasti. Jisai yra ant viršutinės lūpos. Taip. Kas, jeigu nematot, neturėjot, tai aš Instagram'e sudėjus galit nusiskanuoti ir matysit Instagram'e, kad matytumėte, apie ką kalbu. Ten toliau kažkas. Perduokit ten toliau, gerai? Ten tolien. Kad galėtumėte nusiskanuoti ir matyti, apie ką kalbu. Tai, ne, jisai yra ties viduriu, ačiū už klausimą, jo, jisai yra ties viduriu ir praktiškai kaip spaudžiat būtų ant dantenų. Jeigu nerandat, sakykit, prieisiu, parodysiu. Bet šitas taškas yra labai nesudėtingas, lengvas, jo, galit jį plačiau. Dažnai sulaukiu klausimo, sako, jeigu aš nepataikysiu. Jūs galit nepataikyti, jeigu adatą duret, bet adatos greičiausiai nedursit. Todėl dedat pirštą, o pirštas tikrai yra platus, todėl tikrai pataikysit. Ir pabandykit jį paaktyvuoti. Spausti arba sukti, tikrai šitoj vietoj skirtumo didelio nėra, kiti taškai yra arba pagal laikrodžio rodiklę, arba prieš laikrodžio rodiklę. Šitą tiesiog galit spaudyti, galit sukti, svarbiausia, kad jį aktyvuoti. Šitą tašką galima naudoti ne tik tai tada, kaip apalpimas yra, kaip silpna, kaip pykina, bet netgi jeigu stresas, kažkas supykdė, irgi galit naudoti šitą tašką. Jo, galit su šito pirštu. Jo. Iš tikrųjų daugiau taškų yra ir daugiau aš jų parodysiu, bet šitas yra vienas iš paprasčiausių taškų. Tai su šiuo tašku susitvarkėm, viskas aišku, taip? Taip. Aš ruošiausi, kad bus karšta ir vėlgi visiems tins kojos, nes čia viską, žinokit, iš kelionės sudėjau šitą vaistinėlę, nes pirmą sudėjau, paskui išvažiavau į kelionę, pasirodo visai kitos reikia. Tai pradėjo tinti kojos, nes mes daug važiavom autobusais po kalnus ir tinsta blauzdos, ypatingai mano metų, kaip sakau, vyresnė moterim, tinsta blauzdos. Ką daryti? Pirmas iš momento, aišku, yra žolelės, nežinau, Aivytis dabar nusisukęs, norėjau pamačiau žolelių, sakau, ką turi limfotakai. Tai vienas iš jų yra kibusis lipikas, yra pasimišinys, tiesiog jeigu bus įdomu, paklausit pas bubutę, o ką mes galim padaryti. Inkstų meridiano taškas, pats pirmas, Yang One, jo, čia jisai labai, sakyčiau, gerai parodytas, eina po pėdos pagalvėlėm. Jeigu esat basi, arba tai galit nusiimti ir susirasti šitą tašką. Pagal kinų mediciną pirmiausia veikiam tašką kairėje pusėje, nesvarbu, ar rankui, ar kojui, paskui veikiam dešinėje pusėje. O jo, ačiū, kad pagelbėjot, jo, parodykit tikrai. Pabandykit susirasti. Mūsų kūnas turi atmintį. Jeigu dabar pabandysit surasti, paskui atsiminsit. Nes jeigu galvos, paskui pasižiūrėsiu, tai neatsiminsit. Tai dabar galima iš karto suvesti, nes aš ir kineziterapijoje matau kinų mediciną. Ir tam pačiam ir masažuose. Ir daug kur pasižiūriu, visur matau kinų mediciną, nes ta teorija, kurią išmokam, jinai visur yra naudojama. Tai kaip kineziterapeutai liepia kamuoliuką volioti. Jūs veikiat šitą tašką. Puikiausiai. Dar limfotakai, kadangi dirbu, pati organizuoju ir seminarų daug turim,
limfotakai vienas geriausių pratimų. Ką dar padaryti? Pirmiausia, iš tos taškus. Jeigu sėdėt autobuse, masažuojat šitos taškus. Abidvi. Jo, ačiū, kad paklausėt. Šiaip reikia abiejose rankose ir abiejose kojose. Tai šiuo atveju abiejose kojose taškai. Netgi man, kai būna autobus, aš atsisėdu, tiesiog lotoso pozai ir abidvi kojas masažuoju. Jeigu neišeina po vieną, vienu metu. Jeigu neišeina pirmą vieną, paskui kitą. Jeigu yra galimybė, iš karto abiejus taškus masažuojat. Negailit, paspaudžiat, negailit. Dabar limfotakai išjudinti prie to pačio, nes neužtenka, nėra tokio taško, kad paspaudė ir staiga viskas limfa pradėjo tekėti, stebuklas įvyko. Aišku, aš noriu to stebuklo, bet vis tiek reikia sistemos. Limfa teka į viršų. Yra toks paprastas plaktuko principas. Kaip stovit ant kulnų, tikšt. Tiesiog tikšt ir daug tokių. Jo, ačiū, šokinėja. Tai išlipot iš autobuso, Tadas yra, kuris veda cigūną, pas kurį aš pastoju prisijungiu. Tai jisai visą laiką prieš kiekvieną treniruotę mes turim tokius pasikratymus ir limfotaka, ir jeigu pas ką yra didesni limfmazgiai kažkur, sakykime, įsiplėtė, jie nenuteka limfa iš ten. Pabandykit savaitę laiko tai padaryti, bent 5 minutės pašokinėti kiekvieną rytą, jūs pamatysit atsilaisvint jūsų limfmazgiai. Vakar, tarp kitko, irgi turėjau su kliente limfmazgis didžiulis, kur yra našlės kupra, šiek tiek žemiau. Tai gana dažnas atvejis, aš irgi, kadangi dirbu su kūnais, tai matau. Ir mes pradėjom, dabar galvoju, prieš mėnesį gal šitą daryti, sakau, tiesiog namuose. Kada galit, kada prisimenat, nežinau, prieinat prie tualeto, ten pašokinėjat kelis kartus, tokią sistemą tiesiog įsiveskit. Jisai jau pas ją pasidarė, nes ten labai didelis buvo, pasidarė minkštas ir tikrai pamažėjo. Per mėnesį laiko, bet jinai sąžiningai kiekvieną dieną. Nes nuo to priklauso, kiek mes darysim. Tai tikrai turit įrankį, 2 tiksliau, kojas ir iš karto pašokinėjimą. Tai čia kai tinsta ir blauzdos, ir pačios, stovit ir tiesiog tinkšt. Atsistojot su arbata kokia prie autobuso ir ir pataukščiat. Tai taip, kad turit jau 2 taškus, kuriuos galit naudoti. Ar prisiminsit? Tikrai, taip, šitie labai paprasti, nesudėtingi. Einam tolyn. Taip, sekantis yra idėjų. Jisai yra ir venos, kai yra išsiplėtę šitas taškas, irgi puikiausiai tinka ir jį nesudėtinga rasti, nes žiūrėjau kokius taškus, kurie naudojami, kad tikrai lengvai atsimintumėt, galėtumėt rasti ir naudoti, kaip sakau, čia ir dabar. Tai yra sulenkus kelią ties kelio vidurio. Praktiškai kišat pirštą ir pajaučiat tašką. Jisai nėra, kad būtų labai skaudus. Irgi abiejose kojose lygiai taip pat jaučia taškus. Bandykit, iš karto darykit. Dabar galvoju, taip įrašiau kelių skausmas, venų išsiplėtimas, perkaitimas, kelių skausmai. Tai šitas taškas Veicong, jisai yra vienas iš labiausiai naudojamų kinų medicinoje taškų, bet jo negalima deginti moksa. Tiesiog, bet jūs turbūt ir nedeginsit. Tai jums užtenka rankom jį veikti. Kiek laiko veikiam tašką? Tašką veikiam apie 1-2. Ir idealu būtų kelis kartus, bent jau 3 kartus. Maždaug minutę laiko paveikėt, vėlgi pamaigėt, pasukot, padarė truputėlį pertrauką, dar kartą. Ir jeigu yra problema, tai kuo dažniau veikti. Tikrai nebus taip, kad padarysit blogai. Pagalbininkų turiu, pasirodo. Tai tikrai nepadarysit, kad būtų blogai. Ar randat tašką? Tiesiog įlenda, tarsi pirštas įkrenta. Jeigu kyla klausimų, aš tiesiog prieisiu, parodysiu. Jo, gumos uždėtos. Čia. Aha. Kam dar kilo? Aha. Jo. Šitą atleisit koją. Nes negaliu užčiuopti, ties vidurio. Iš karto kaip lenkiat kelią ir... Taip, jauti, tiesiog jauti, jis neturėtų būti skausmingas. Jisai jautrus, taip, bet nėra tiek skausmingas, nes tikrai turim skausmingų taškų
Aha, jau statinė kojos. Tai šokinėkit. Venos. Jo, tai turit irgi veikti tenais. Na gerai, einu žiūrėt. Jeigu yra ilgi nagai ir aišku nesinori jų nusikirpti, yra kiti dalykai. Imat kažkokį buką daiktą, tegul tai bus šakutės kotas, tegul tai bus šaukštelio, tegul tai bus akupunktūrinė lazdelė. Tai, ką turit, imat ir veikiat. Visą laiką galima surasti išeitį. Aišku, jeigu norit, galite ir nagus nusikirpti, be abejo. Gerai, bandau greitai parodyti. Matė šičia. Šitas labai lengvai randamas. Stokit. Va, čia. Aha, jeigu jaučiat, kad skauda, vadinasi, reikia daryti, bet tikrai nereikia jo judinti per skausmą, kad būtų taip, kad ten jau skauda dantis sukandę, sėdžiu ir masažuoju, kad būtų geriau. Tai paskui šis nepaįsiu. Nereikia, taip jaučiat, ne? Šitas labai. Kaip? Va. Čia? Abiejose kojose. Taip. Oho. Toksai. Iš tikrųjų, tai dabar, ką aš praėjau, praktiškai visiems reikėtų pašokinėti atsistojus. Nes užsilaikius limfoteka. Va, labai teisingai jau kažkas šokinėja. Tikrai galima atsistoti ir pašokinėti kelias minutes. Jo, čia. Nesvarbu, žinokitės vidurį praktiškai. Va, vidurys. Man tai tiesiog ranka įkrenta. Pajautėte, ne? Prašai, žinok, kai dirbu, tai man atrodo paima ir įlenda. Jo, ties pačiu viduriu. Galit greičiau gal truputėlį pašokinėti. Va. Sujungiam kinų mediciną su cigūnu. Tarp kitko, cigūnas irgi yra kinų medicinos dalis. Jūs šokinėkit, aš papasakosiu. Nes jau irgi pati žiūriu pradėjau. Tai pas mane kinų medicina praktiškai prasidėjo su cigūnu. Ir čia iš savo praktikos galiu pasakyti, turėjau labai stiprią nugaros traumą. Ir visiškai negalėjau gulėti ant nugaros. Absoliučiai negalėjau. Man ten buvo 20 keli metai. Ir atkeliavo į Lietuvą cigūnas. Tarp kitko cigūnas ir taičiai ten panašiai atkeliavo. Ir mane pakvietė į pirmą treniruotę. Aš nuėjau ir galvoju, Dieve, kas čia da pensininkų sportas? Ne, galvoju, čia ne mano. Aš visą gyvenimą sportavau, orientacinį čia į salę įdavau. Ir staiga man čia toks kažkokie lėti judesiai. Bet atbuvau aš tą treniruotę kaip sąžiningas žmogus. Bet sakiau, ne, daugiau tai aš jau šičia neįsiu. Ir kas įdomiausia, aš naktį atsibundu ant nugaros. Kai sakau, negalėdavau gulėti ant nugaros. Aš iš pat pradžių nesuvedžiau, bet galvoju, keista. Antrą naktį aš vėl atsibundu. Ir tada jau pradėjau galvoti, nejaugi čia šitos treniruotės tokios nesąmoningos, čia rankas pakilnoja, kojas. Veikia, jo, pasirodo veikia. Nueinu aš antrą kartą vėl save keikiu, sakau, kur aš čia patekau ir vėl aš tam pensininkų sporte sėdžiu. Ne, daugiau aš čia neįsiu. Na, bet žinokit, man tas gerėjimas prasidėjo ir aš va kiek 17 gal kokį metų, gal 15, nežinau dabar. Žodžiu, esu tame, kur sakiau, kad jau čia tai tikrai nebūsiu. Aš Kaune buvo Zita Grigaitienė ir Gediminas Vilniuje, pirmieji, kurie grįžo iš Šolino vienuolyno ir atvežė ir tada pasikvietė Mintenį gal po pusės metų, atvažiavo, pravedė mokymus, žodžiu, čia. Trumpai taip. Čia, kur aš lankiau, o dabar atradau Tadą, bet mačiau, čia jisai valgė, buvo ties pasižiūrėti. Tai online jungiuosi, jisai veda karklę ir kitą savaitę pas Tadą į karklę važiuoju į stovyklą. Tai labai smagu, kad yra daugiau žmonių, kurie irgi myli tą, ką aš irgi myliu daug metų. Einam tolyn. Vasaros karščiai perkaitimui ir, kas svarbiausia, pakilus kraujospūdžiui, nes kraujospūdis tikrai būna, kad pakyla.
Yra daugiau taškų, bet šitas vienas iš paprastesnių ir pagrindinių tai yra alkūnės sulenkime. Bet yra ant dilbio kaulo. Dabar galvoju, kaip čia šitą. Aš pasidėsiu mikrofoną ir aš jums parodysiu. Nes yra žastas, yra alkūnkaulis ir yra dilbis. Tai ant dilbio. Šitas taškas yra skaudus. Jau šitas, kai pajausit, jau jisai tikrai yra skaudus. Tai va šitą, jeigu ant kelio skaudus, tada, kada sutrikus limfotaka arba venas išsiplėtė, tai šitas taškas, žinokit, oi, ne, ir nemakaluokit, mylėkit taškus. Mylėkit, va, matot. Jo, parodysiu. Ne. Dabar dar vienas. Viską darykit su meile. Jeigu jūs paprašysit taško gražiai, jisai jums gražiai ir atsakys. Jeigu jūs paimsit ir taip makaluosit, nu, tai jis irgi paims ir pasiūs. Lygiai taip pat. Dėl to viską darom, žinokit, kur mintis, ten energija. Čia yra nervas, va čia. Va šičia. Jo. Jo, gal prieikit tada, nes žiūrim, mes turim valandą laiko, aš dar noriu jums su moksa būtinai parodyti. Va čia. Irgi taip pat šildom, veikiam pirmiausia kairėje rankoje, paskui dešinėje, nes abidvi rankas, jeigu galit, veikiat abidvi. Jeigu, kaip? Nu, šitas jo, jisai toksai, va. Jaučiu, ne, šičia žastas, va čia dilbis. Va, pajutėt. Va čia, va, šitoj vietoj, jo. Ant pačio kaulo, sakysim, kur yra, atleiskit, kažką palaiduokit. Va, čia bus, pajutėt. Jo, jisai toksai tikrai jautrus, už tai jį parinkau, kad galima surasti vien todėl, kad jūs jį jausit dėl jautrumo. Va. Atpalaiduokit, tik tai atpalaiduokit rankas, neįtempkit. Va, čia, va. Aš čia. Taip. Jo, jūs man atrodo gerai. Jo, jūs gerai. Šičia, jo. Jaučiasi šitą. Aha, o čia. Va, čia. O, duobutė. Dažniausiai taškas iš tikrųjų turi kažkokią tai duobutę, arba jeigu brauki su pirštais jaučiasi, bet jeigu daugiau dirbi su žmonėm, o savo tikrai galim susirasti ir turėti. Tai kraujospūdis kyla irgi. Aišku, pirmiausia, reikėtų žiūrėti priežastį, dėl ko kyla tas kraujospūdis. Bet tai yra vienas irgi iš taškų, kuris padeda. Tai ir jį galima tikrai pakankamai nesudėtingai surasti. O, labai gerai, kad įdėjau šitą tašką. P6 neiguan, tai yra vienas iš auksinių taškų. Kodėl sakau iš auksinių? Todėl, kad pas mane net atėjo viena mergaitė paauglės, tokiom kaip apyrankėm ant rankų. Sakau, kas čia? Sako, man yra jūros liga ir mes kaip tik turim ten poryt plaukti ir uždėta, tai tada tik man dėjo, kad tos apyrankės tokios kaip būtų elastinis bintas ir ties vidur yra toks nemažas, gal nago dydžio burbuliukas, plasmasinis. Jisai tarsi ant tų taškų įsideda ir veikia taškus ant abiejų rankų. Tai yra šitas taškas, kuris veikiamas tada, kai skrendat lėktuvu, jūros liga, tada kaip pykina važiuojant automobiliu, kai keičia laiką. Dabar, kai keičia sukioja valandas, didelė dalis žmonių sunkiai prisitaiko. Tai šitą tašką lygiai taip pat galit pradėti veikti jau kelias dienas anksčiau. Ant šitų taškų jie yra abiejose rankose, ant šitų taškų galit klijuoti kruopą, grikį, kad jisai veiktų, tai aš parodysiu kaip rasti. Galima, yra pleistriukai tokie su mažu magnetuku, parsiduoda vaistinėse. Galite tą pleistriuką užsiklijuoti. Aišku, jeigu prisimenat, veikiat rankomis. Tai dabar kaip jį rasti? Kas mato, ar Instagram atsidarė, arba šičia, padėjau ducūniai. Kas yra ducūniai? Čia yra kinų medicinos matavimas, tai yra 3 jūsų pirštai.
3 jūsų pirštai, nes jeigu kitam žmogui, va, pažiūrėjau, vyro ranka, tai bus tikrai storesni pirštai negu mano, nuo riešo lenkimo linijos. Tai aš dabar irgi padėsiu mikrofoną ir parodysiu, kaip surasti. Riešo lenkimas ir praktiškai 3 pirštai ir tiesiog. Nuo riešo lenkimo ir jeigu sunkiau rasti, kažkas reikėt, aš parodysiu ant kažko. Atsistokit, reikėt. Va, žiūrėkit, kaip yra riešo lenkimas, ne, tai yra linija. Dėkit savo 3 pirštus po jo. Va, dedat 3 pirštus. Ir ties vidurio. Va. Jisai tikrai nėra nei skaudus, nei kažkoks, dėl to jį galima rasti tik tai taip. 3 pirštai ir ant vidurio. Tokį, irgi abiejose rankose. Tai šitas taškas yra daug kur labai irgi ir rodomas, ir šnekam, ir sakau, netgi vaistiniai yra apyrankės. Nu bent jau buvo, nesakau, atėjo pas mane mergaitė, kuri buvo su šitom apyrankėm. Ir aš kažkaip nebuvau sumaščius net, kad galima tai padaryti. Pasirodo, net vaistiniai parsiduodavo tokie dalykai. Tai džiaugiuosi, aišku, kad vakarų medicina, nors ir neįvardindama, kad tai yra kinų medicinos dalis, bet vat, naudojasi tokiom galimybėm, kad tiesiog veikti taškus. Ir dar klausiau, sakau, ar tau padeda, nes ten kažkaip keistai, man ten ne visai ant tų taškų tie plasmasiukai. Jau sako, man padeda. Tai va. Taip, kad galim pasidaryti arba nupirkti, bet kai žinosit, tai jau tikrai sugalvosit, kaip juos panaudoti. Kaip kruopą būtų idealu, jeigu galėtumėt masažuoti dar tą kruopą, nes jinai bus užklijuota ir jūs ją galite tiesiog veikti, karts nuo karto paspaudyti, pajudinti. Vaikų, nu tai vat kaip ir sakau, man taip ir buvo, nes ten mama buvo nupirkus paaugliai mergaitai. Aš dėl to ir pasakiau šitą pavyzdį, kad prisimintumėt ir galėtumėt pasinaudoti, nes iš tikrųjų vaikam dažniau būna pykinimas važiuojant automobiliu, negu kad suaugusiam. Tai gali tikrai vaikam uždėti kruopą, priklijuoti, kaip? Variantas, taip, tegul jisai žaidžia su ta kruopa pats ir tegul spaudo, jeigu tik tai gali, tai taip, žinoma. Taip, tai yra vestibuliariniam aparatui. Žinokit, nėra, praktiškai čia jau galiu su vakarų medicina palyginti, nėra vieno vaisto ar vieno taško vienam kažkokiam simptomui ar lygiai. Nėra. Veikia kompleksiškai. Tikrai veikia kompleksiškai, o kinų medicina net neturi tokių, kad ten nuo galvos skausmo, mes tiesiog įvardinam vienus iš tų taškų, nes pirmiausia, kaip žinot, ieškom priežasties, dėl ko tas galvos skausmas, ypač kai būna migreninis, dabar labai dažnai susiduriu su šituo, migreninis galvos skausmas, migreninis tai kada skauda priekinę dalį, viršų, nepakaušį. Ir labai dažnai būna, kaip perimenopauzė, menopauzė, tiesiog tulžies nenutekėjimas. Nu, nežinau, pas mane kaip sykis labai dažnai su šito susiduriu. Jeigu kažkas susidurėt ir aktualu, galėsiu trumpai. Gerai, tai tada pristatau dar tą virškinimo tašką ir pasakysiu dėl šito, nes galit padaryti, jeigu šita programa, nes jeigu yra hormoninė, tada vėl kitaip. Bet sakau, labai dažnas atvejis, kai tiesiog nenuteka tulžis. Ir dabar virškinimo taškas. Kai kelionėje užvalgom, neaišku ką, neaišku kaip, arba tiesiog užvalgom ir kelionėje sustoja skrandis. Pradeda pykinti. Dažnai būna, šiaip dėl ko pykina. Pagrindinis yra kinų medicinos paaiškinimas ir taip yra, visi kanalai turi savo tėkmę. Vieni teka į viršų, kiti teka žemyn. Tai pakeičia skrandžio kanalas ir kasos blužnies kanalas pakeičia tėkmę. Tai jeigu turit kažkokį medicinos specialistą, jis jums padarys, atstatys kanalų tėkmę. Jeigu neturit, tada matot tašką, jau matau, kad matuojat.
bet dar paprasčiau yra taip, yra kardinė tauga, tai tiesiog kur yra plaučiai, jo, kur baigėsi plaučiai, yra tokia, kaip ataugėlė, kauliukas. Ir jeigu nuo to kauliuko vedam žemyn iki bambos, tokia tarsi linija, ir tą liniją padalinam pusiau. Krūtinkaulis taip, yra krūtinkaulis ant tokios kardinio tauga, jinai nusmailėja. Tai vat nuo to smaigaliuko iki bambos tarsi liniją nuvedam ir tą liniją padalinam per pusę. Ir dedam delną, kad tikrai pataikytumėm, dedam delną ir masažuojam pagal laikrodžio rodiklę. Pažiūrėkit, kaip aš ramiai suku pagal laikrodžio rodiklę. Tai dabar visus pusryčius suvirškinsit, ką turėjot. Kaip sakot? Jo, aš šitų nesudėjau. Čia reikėtų mano Instagrame, atsiprašau, čia sudėjau tos, nes jie sudėti į ankstesnę karuselę. Tai tiesiog įeikit į mano tą accountą ir prieš tai karuselį rasit Dalia Rukienė įeinat ir va apačioj bus taškai tavo kelioniai. Va, matot, va. Taškai tavo kelioniai. Tai šitam rasit. Vidury. Ačiū už klausimą. Taip, tai yra vidurinė linija, kur tas mano jaunukas, bus ties pačiu viduriu. Tai yra vienas iš tų taškų, kurie yra ant vidurinės linijos ir jis nesimetriškas. Jeigu visi kiti yra ir rankų, ir kojų, ir kairiai, ir dešiniai, tai šitas taškas yra ties vidurio. Šiaip aš pati jį tikrai paspaudinėju, taip, bet kai nežino, kiek geriau jį užtenka masažuoti pagal laikrodžio rodiklę. Žinokit, tikrai jums užteks. Tikrai užteks. Ir jeigu įsimasažuosit gana ilgai, jūs pajusit, prasidės atsirūgimas, prasidės virškinimas, tikrai pajausit, nes tai yra vienas iš tokių paprastų ir ganėtinai efektyvių taškų, kurie veikia greitai. Šiaip Instagrame dar ten nėra kažin ko, bet aš neseniai pradėjau dabar mėnuo 2, nes atsirado tas poreikis ir pradėjau taškus dėti, tai jeigu seksit, tai rasit tikrai daugiau, nes ir reelsus kuriu, man gal reelsai paprasčiau negu karuselės. Karuselė tai čia kaip va tos nuotraukos sudėtos, o reelsas atsistai, pašnekėjai, idėjai, čia kaip kam. Tai va, tai tokį turėsit. Ar randat? Gerai, dabar tai vieną pažadėjau taip, kaip yra migreniniai skausmai. Dar tiesa, va dabar turėjau pristatymą, kurio dabar nerasit nei čia, nei Instagrame dar nedėjau. Bet tikrai vienas iš aktualių dalykų. Dažnai moteris klausia, nors ir vyram tikrai aktualu, sako, kaip atstatyti plaukų augimą. Kas mane pamatys prieš 2, šiaip visą laiką turėjau gerus plaukus, paskui visiškai neturėjau plaukų, paskui ataugo tokie silpni ir man labai būdavo pikta, bet aš jau buvau iš to pradžio susitaikęs, paskui negalvoju, nesusitaikysiu. Tai dabar man neatsistačiau tiek, bet atsistačiau gana neblogai. Tai pirmas dalykas, aišku, galvos masažas ir yra taškai, kurie čia abudu. Jeigu eina nuo akies, sakysim, nuo antakio vidurio, ir nuo plaukų augimo linijos būtų per jūsų pirštą. Na taip, jeigu dedat nuo plaukų augimo linijos per jūsų pirštą, abiejose pusėse aukščiau, virš plaukų, aukštyn, važiuokit, kaip aš dedu, virš plaukų augimo linijos. Va, dabar gerai. Dabar, tik kad jūs gerai dedat. Jo, gerai. Jo, tokie. Ir čia yra tokios duobutės, tokie, tikrai turėtume atrasti. Tai šitos taškus reikėtų masažuoti kiekvieną dieną, ryte ir vakare. Ryte ir vakare, kiekvieną dieną. Jeigu turit galimybę, pasidarot galvos masažą. Patys. Aišku, jeigu turit kur, tai be abejo ir nueinat, bet pasidarot patys. Pamatysit, kokį turėsit efektą. Aš jau nekalbu apie tai, kad jūs tikrai laikotės sveiko gyvenimo būdo, sportuojat, valgot, nes čia yra maistas, yra vaistas. Tai čia tikrai, tai čia yra vienas iš tokių papildomų priedų.
Gerai, pusę sukti nesvarbu, ar dešinę ir kairę? Jūs, vis tiek jūs kaip, suksit šitaip, ir sukit, nes kitaip jūs, kaip, galima, aišku, galima. Kaip? Ne, žinokit, labai galite ir nerasti duobutės, jūs labai ir neieškokit, tiesiog. Nes aš ją jaučiu, kadangi daug dirbu su pirštais, bet tai galite jūs tikrai jos, nes tai nėra iš tų taškų, kai kitas ten tiesiog imi ir įkrenta. Ir įkrenta į duobutę, tai šitie taškai tikrai nebus. Ir dar iš vienų taškų, nes Dovydas pristatė, kad čia bus raminantis, nors ramybės čia tikrai užtenka ir smagu matyti. Tikrai ramus, nes dažniausiai mane užbombarduoja klausimais, o žiūriu, taip ramiai daro, taip smagu vesti. Jeigu būna, kad kažkas labai supykdo. Būna? Būna, ne? Kaip ir visiems žmonėms būna. Ir jeigu jau labai supykdė, nueikit kažkur, kur niekas jūsų nemato, nesvarbu, į tualetą, į kažkokį tai kamputę. Ir taip negailint savęs per patį viršugalvį. Kaip? Per patį. Čia yra Baihui taškas. Aš pasakysiu, kaip jį rasti patį tašką. Nes jeigu jūs plekšnosit, jūs tikrai pataikysit, bet nepagailėkit savęs. Irgi atėjo. Tarp kitko savo katį irgi padarau taškų veikimą. Ir veikia. Ir katį, kai padarau, dabar aišku, ant žmogaus parodysiu, bet jeigu aš jai paglostau nuo viršugalvio su porą pirštų iki pat uodegos, jai net seilė nutysta. Tai Baihui, kaip šitą tašką rasti? Jeigu paimtumėm nuo vienos ausies iki kitos, nuvestumėm nematomą siūlą ir nuo nosies irgi nuvestumėm siūlą. Ten, kur tie siūlai susikerta, tas susikirtimo taškas ir yra taškas Baihui. Taip, čia mūsų yra taškas, per kurį išeina visa, susisiekiam su visata. Taip. Dabar klausimas, kiek mes turim laiko, nes aš labai noriu parodyti, kaip veikia moksla. Tai dar turim, tai viskas gerai tada. Nes parodysiu mokslą ir tada papildomai atsakysiu į jūsų klausimus, kam aktualu. Gal turit dar ką paklausti, kad aš šnekėčiau tą temą, kuri jums yra įdomi. Tai tuoj parodysiu. Gabija, gal galit palaikyti mokslą, kad užsidegtų, žinau, kad jūs mokat. Žiūrėkit, sinusam yra taip. Su mažaisiais pirštais prie pat nosies sparnelio yra taškučiai, reikėtų su abiem rankom. Su mažais pirštukais, su dideliais jūs ten, va šitaip. Bet jau čia pas ką nagai, tai jau nieko nepadarysi, jau tada, nežinau, reikia kažkokias akupunktūrinės lazdeles įsitaikyti prie pat. Ir čia jau kaip pataikysit, pirštas tikrai įkrenta. Ir tada spaudot, sukat, jeigu yra sloga, pas ką yra sloga, pamatysi, atleis iš karto. Iš karto atleis, palengvės. Kur yra pats taško sparnelis, į patį kamputę. Žinokit, yra duobutė, turėtų įkristi pirštas, kas labai neranda. Šiaip turėčiau paspaudyti, va šitose, jo. Kurinai prie pat sparnelio, kur yra skylutė ir prie pat sparnelio. Jeigu kažkas labai nerandat, prieikit parodysiu. Ir kažkam labai aktualu. Jau pridegėt? Ne, reikia daugiau gerai, kad raudona būtų. Ką dar turit? Aha. Žinokit, irgi šitas Baihui, jisai raminančiai ir aktyvinančiai gali veikti, bet yra paprastas dar dalykas. Topas, kaip sakau, ir rasit, dabar galvoju, gal įdėjus turiu šitą Instagramą. Mes turim rankų ir kojų pirštų galus. Jo, šitą tikrai turiu įdėjus ir rasit rylse. Pradedam nuo mažojo pirštuko, nuo nago, kur yra nago guolis, kur pradeda augti iš abiejų pusių. Ir negailint paminko, iš abiejų pusių pasaulio, ne patį pirštuką, tarp. Va štai, ar matot? Jo, iš šonų, taip, iš šonų.
mažąjį, bevardį, didįjį, visus pirštus, bet taip ganėtinai ilgai ir negailit. Jau matau, kad gailit savęs. Tikrai matau, kad gailit. Padarykit kaimynui. Padarykit kaimynui. Nes sau tai... Va, jau, va taip va turi būti, nes aš matau iš veido išaiškų, kad savęs gailit. Taip, turi skaudėti, dėl to ir sakau, kad matau, kad taip nedarot, savęs gailit. Lygiai taip pat per galvą, per viršų irgi galit paprašyti kaimyno, kad nuoširdžiai jums paplekšnotų, tai tada pajausit efektą. Nes savo, tai ką, pukšt, ne savęs gaila. O paskui sako, neveikia. Aišku, tai kaip jisai veiks. Lygiai taip pat, jeigu nori kažką turėti, tai reikia tikrai nuoširdžiai padaryti. Tai, tarp kitko taip, tai tada taškai kairiai rankoj, po to dešiniai rankoj pirštai. Šitos pirštus kiekvieną rytą prasispaudot. Kojose taip pat pradedant nuo didžiojo piršto, nago guolis iki mažojo, irgi abidvi kojas. Tikrai turėsite energijos. Nes kiekviename piršte yra išeinantis kanalas. Mažajam piršte yra netgi 2. Tarp kitko, va irgi jau dabar priminėt, jeigu pasidarė silpna jums, supykina, kažkas blogai, suspaus, dažniausiai nelabai pavyks, tiesiog kandat. Paimat, įsikandat pirštą, galite ir abudu iš karto. Kaip? Ties nago guoliu. Ties nago guoliu sukasti. Tiesiog pabandykit. Ties nago guoliu paverskit pirštą, ne šitaip, ne į nagą kaskit, bet kad sukastumėt jo. Šitaip, tiesiog šonu. Ne. Tiesiai, kiškit pirštai būrą. Va šitaip, va, labai gerai. Labai gerai, taip. Tikrai yra daug būdų, aš sakau tai, ką aš naudoju, tai, ką aš daug metų turiu su savim, dalinuosi ir kai jūs pasidalinat savo patirtimi, yra iš tikrųjų labai smagu, nes žmonės dažniausiai turėjau daug atvejų, kai ne visai supranta, ką pasakau, panaudoja kitaip ir galvoju, wow, tiksliai pasirodo dar ir taip galima, nes kai tave išmokina, tai dažniausiai taip ir naudoji, kaip išmokai. Tai būna, sakau, žmonės prisako tokį ir pasigalvoju, tiksliai galima dar ir taip panaudoti. Taip, ryte lengviau atsikelt, nes jūs sujudinat visą savo kūną, visus šituos kanalus ant mažto žmogeliuko, spaudant pirštus, kiekvieną pirštą, jūs išjudinat visus kanalus. Pasimovė mano žmogiukus. Tarp kitko, gal nereikėtų to sakyti, bet prisipažinsiu, aš kai stoviu prie šviesoforo, gyvenu ne Vilniui, kur ten reikia stovėti pusę valandos ir daugiau, bet Kaune, bet pakanka. Aš prie šviesoforo kol stoviu, aš žinok, šitos pirštus prasimaigau. Tai va, taip kad tiesiog automatiškai, kai tai pasidaro įprotis, tai labai lengva, paprasta ir jau net nebūna klausimas, nėra energijos. Tai kodėl nėra energijos? Reikia pašokinėti, oi, tingiu pašokinėti. Tai va, kad tokių nebūtų, tiesiog galima užbėgti už akių ir pasinaudoti ir padaryti. Taip, tai turbūt mokslai mūsų užsidegė. Dabar kaip aš dirbu su moksla ir tikrai norėčiau visiems padaryti, bet turbūt neišeis visiems, tai gal kažkam dėl sinusų, dėl sinusų gal kitaip, aš norėčiau padaryti visiems prideginti širdies tašką, nes tema buvo nusiraminimas, tema buvo, kad gerai jaustumėmės, tai širdies kanalas yra mūsų kanalas, aišku, dar perikardas yra, kuris saugo širdį. Bet jeigu mūsų širdis bus ramybė, jeigu mes jausimės gerai, turėsim meilės visiems, tai visa kita savaime pradeda plaukti, visa kita savaime atsiranda ir vyksta. Tai širdies tašką mes turim C7, C tai arba HT, jisai yra ant riešo, va todėl ir norėjau prideginti, kadangi jis yra ant riešo, labai patogu rasti, jo, atrodo, ačiū labai iš karto, yra ties lenkimo, kur yra lenkimo raukšlė ir ant pačio šito, taip galit savo pasidaryti. O kas nori išbandyti, nežinau, gal ar padėtumėt man. Tai aš paimsiu tada dar vieną moksą ir mes dviese padarysim. Tada.
Nesidegs, nes nauja moksla ilgokai dega, tai va iš tai paprašiau pagalbos, kad pridegtų. Jo, gerai. Dabar bus nuobodu stovėti. Galvoju, kaip čia dabar geriau padaryti. Duokit mintį. Jo, tik tai aš jeigu laikau mikrofoną, aš negaliu šildyti. Jo, galit prieiti. Dabar galvoju, nenoriu nuskriausti tų, kuriems pažadėjau dėl migrenos. Gal tada taip, užduokit klausimus dar kas turi. Ir tada visiems iš eilės prideginsiu. Gerai, tada prieisit, padarykim šitai. Gerai? Jo, kas turi klausimų, nes galvoju, čia užtruksim. Tai vad Gabija kažkam degina, o aš tada prideginsiu. Taip, klausau. Čia yra daugiau ne taškas, daugiau yra masažas. Aš ką padaryčiau, man labiausiai pasiteisino. Tai yra po šonkauliais, aš žinokit parodysiu. Dabar galvoju, nes jūs galite visi namuose pasidaryti šitą, aš galiu jūsų parodyti. Galite atsigult, nes matau tą kelią turit. Nes šitas tikrai yra sąlyginai nesudėtingas, bet labai efektyvus ir kada, dabar šiek tiek įžangą padarysiu. Kai užsilaiko tulžis, aišku, paskui išoperuota, tai jinai pastoviai teka, o kas turi tulžės puslę, užsilaiko ir po šonkaulės dešinėje pusėje jūs jaučiat, pačios tulžės puslės jūs nepajausit, nes vis tiek jinai yra tarp kepenų, bet jūs pajausit labai įtemptas kepenis. Labai į tokį guzą, kai nenuteka. Ką mes galim tuo padaryti? Dažnai netgi būna, kad labai skauda. Labai skauda. Tai dabar taip, sulenkit kojas. Kodėl sulenkti kojas? Tam, kad kai žmogus sulenkia kojas, atsipalaiduoja pilvas. Vien todėl. Dabar galiu pakelti. Naikutę. Na, kad geriau. Gerai, nereikia. Ir yra šonkaulių pradžia. Dabar tiesiog ar prieikit, ar pasižiūrėkit, o pas ją nėra. Ir aš pradedu, jeigu pas ją būtų guzas, tai aš tiesiog pradėčiau va taip vibruojant, palei šonkaulių lanką. Tiesiog vibruojant, nes tada labai skauda. Geriau, žinokit, atsigulti. Geriau atsigulti, nors kaip stovit, jeigu yra problema, tai tikrai pajausit. Ir tada einat po truputį, viską darot labai švelniai, labai atsargiai, nes organai jaučia, viską labai jaučia. Ir tiesiog va taip vibruojant po truputį. Ir kai nuteka tulžis, aš kai kabinetą darau, tai žmogus netgi, sako, toksai dažnai būna kliurk, toksai garsas, pasigirsta. Ir kita pusė tiesiog, kad asimetriškai šiek tiek pramasažuoja. Tai švelniai ir tai kiek reikia, būna kartais ir pusę valandos, žinokit, masažuoji. Nes žmogui tai būna užstrigę, kad vos gali priliesti. Tiesiog vos, tada švelniai palei lanką judini. Nuo viršaus, va kur prasideda viršus. Ir švelniai, va taip, judini, vibruoji. Jeigu būna labai užstrigus, tai tiesiog vibruojat šitai. Dabar su apskritai perimenopauzę aš neturėjau seminarą, irgi vedžiau su moksla, kad prišildyt galėtų, yra taškų kombinacija. Aš aišku, jos galiu parodyti, jeigu jūs tik tai darysit ir naudosit. Reguliuoja hormonų sistemą, nes dažniausiai su menopauze ir perimenopauze būna jau hormonų sistemos sutrikimai. Tai yra 3 taškų kombinacija, yra, žinokit, pasakysiu taip, sekit Instagram'e, pažadu sudėti, nes tiesiog dar nesudėjau ir dabar neturiu ką jums pasiūlyti, tai galiu tik parodyti ir tada galiu pažadėti artimiausių metų tiesiog įdėti, kad matytumėt Instagram'e, tai ką galiu padaryti. Tai yra ant kojų, irgi abudu taškai parodysiu, kaip juos susirasti, matysit, yra ir ant rankų.
bus 3 taškai. Tai po 1 tašką ant kojų ir 2 taškai ant rankų. Vienas bus čia, prie lenkimo linijos irgi dedat pirštą ir bus lečiuje. Ir kitas taškas, sulenkit kumštę. Jo, maždaug, va taip, ties viduriu, net ties viduriu. Nu čia jaučiasi, nu pagalvosiu, pažiūrėsiu, kaip knygoje rašo, kaip jį rasti. Jaučiat, jautru. Tarp kitko, šitas taškas yra iškiregystės taškas. Jeigu norit gauti iškiregystės dovaną, šitą tašką galit masažuoti. Tai yra IG3 Gausi taškas. Va šitas ant kumščio. Ja. Abiejose rankose pirma paleiskit. Va, šičia. Teisingai jo. Nu va, jau turit. Irgi mėgas atsistoju. Dar matytas oras padeda. Va šičia. Tik atleiskit technytę. Va, nes jūs įtempėt nepagauna taško. Tai pažiūrėsiu, kaip čia dar paprašiau jį rasti. Pažiūrėsiu, kaip knygose paaiškina, kaip jį rasti. Bet realiai tai ant braukėt pirštu ir yra tokia, nu vis tiek dobytė. Ant kaulo. Per kaulą jaučia. Jo, šitoj matau, kad jūs pataikėt. Tai va, tai dar turėsit ir iškiregystės dovaną. Jeigu į metus kartą darysit, tai gal ir po 10 nepadės. Atpalaiduokit. Jo, va čia. Dar norėt, kad parodžiu? Taip. Jeigu sfinkteris neužsidaro, čia vėl kitaip žinokit, nu čia jau tada kita. Jau turit patirties. Yra ką veikti. Ačiū, kad dalinatės. Ar pavyko? Kurį? Aš kaip sakiau, aš juos sudėsiu. Čia bus kasos bužnės kanalo 4 taškas Bunsun RP4. Jisai yra, jeigu pirštai, kur baigėsi pirštakaulis, patikaulio pirmas kaulas prie šitos, prie pabaigos. Va, jūs pataikėt, matau. Jo, jūs pataikėt. Jo. Sudėsiu, sakau, tikrai galėsit matyti, nes dabar neturiu ką parodyti, nesudėjau. Antras yra šitas, yra plaučių 7 taškas liečioje ir šitas paskutinis yra taip. Taip. Galėčiau mėgoti. Ne, jisai žemautis. Jisai taip dedat per jūsų pirštą, va štai va vietoj. Kelia tai labai gerai. Čia. Čia yra, kaip yra, tiesiog hormonų sureguliavimai. Čia žemiau. Bet aš vatavau. Va tai va, maždaug šitai. Taip. Žemiau, va čia. Per jūsų pirštą, tai žiūrėkit, jūs dedat savo pirštą nuo lenkimo linijos, jo, štai va vietoj, tai ant taško vidurio dedat. Va, šitai. Ant taško vidurio. Tai sakau, hormonams sureguliuoti sudės iš tikrųjų hormonam, tai čia kiekvienam turbūt reikia. Aišku, vyrai dažnai skeptiškai pasižiūrė, o man menopauzės nėra, na, bet hormonų sureguliavimas tikrai yra. Taip, kad vis tiek yra reikalinga ir naudojama. Taip, klausau. Prie mėnesinių yra virš gaktikaulių. Žiūrint, dar pasižiūrėčiau, ar tai kepenų karštis, ar... Žinokit, gal irgi aš tada sudėsiu, nes dabar man iš karto 2 taškai, kaip niekur iškart į galvą ir galvoju, turėčiau daugiau klausimų užduoti, bet toks vienas, jeigu taip vat staigiai paklausėt, virš pačio gaktikaulio ant centro. Virš gaktikaulio ant pačio centro. Šitą, bet reikėtų su mokslo tada prišildyti, kad efektyviau būtų. Bandykit šitą, bet, sakau, tikrai gali būti ar kepenų karštis, ar šaltis, bet čia jau tokie klausimai, bet nepakenksit, nes vis tiek kūnas jisai veikia sinergiškai, jis pasiema tai, ką jam reikia. Taip. Įtemptas. Kaklo įtampos. Pagrindinis jo. Tikrai su kaklo įtampa, žinokit, dažniausiai atpalaidavus žarnyną atsipalaiduoja kaklas. Nu, bet čia šiaip. Iš patirties. Dabar ką jūs galit padaryti? Jeigu yra įtampos kakle
yra taškai ant peties. Tiesiog ties peties viduriu ten leo. Šitie, net dabar masažuojant, turėtų būti malonu. Arba dar taškai, kurie dažniausiai būna nuo įtampos po kaukolę ir atpalaidavimai, yra tulžies pūslės, vėlgi tas pats susiję, aš to įsidedu mikrofoną, tai dar parodysiu. Po kaukolę. Atsisukit į bendrai. Va, o, ačiū, dar atsisukit gerai. Va, po kaukolę tiesiog į duobutes įkrenta taškai. Skausmingi? Taip. Ir jeigu turit kažkokią įtampą, kai ateina mokiniai egzaminą turi, jau vien prilietų šitos taškus dažniausiai šoka į viršų ir tada eina įtampa ir žemindva ir kaklas iš karto jaučiu, štai ir yra įsitempęs. Taip pat dar galit papildomai iš viso palei visą kaukolę pamasažuotis ir centrinis taškas, ir šičia turėtų būti. Tai yra tokie. Bet ten leo yra vienas, tarp kitko, jeigu jau atpalaidavimui yra toksai tapingas, nu irgi reikia sudėti, va kiek man čia minčių su jumis bendraujant. Yra tenzin toksai taškas, irgi labai jie geri ir nuotaikai gerinti ir atpalaidavimui, va po alkūnę, abiejose rankose. Tiesiog po alkūnę, nežinau net kaip čia jums parodyti. Jo, gerai, žinokit, labai lengva rasti. Praktiškai už alkūnės kaulo, va, iš karto už alkūnės kaulo. Nu čia per kailinukus nepagausiu. Va, už alkūnės kaulo, va. Tenzin. Irgi. Ne, per aukštai. Va, ant pačio kaulo praktiškai. Va, čia, žiūrėkit, aš. Va, čia pagavo dabar jau. Jo. Skaudus. Nu, labai gyvas. Tai pamasažuokit, kad jisai apsiramintų. Ir abiejose rankose, lygiai taip pat, žinokit, abiejose rankose reikia. Čia bus ir nuo pečių įtampos. Jisai tiesiog veikia atpalaiduojančiai, veikia raminančiai. Ne, ties pačia alkūnė, va, prie alkūnkaulio. Abiejose, taip, visi. Ne šičia. Va čia. Taip, čia. Taip. Autoimuninės ligos iš tikrųjų yra sudėtinga. Tikrai pati turiu žmonių ir pavyksta susitvarkyti, bet labai ilgas procesas. Dabar su vienu, kuriuo jau dabar galiu pasidžiaugti rezultatais į 3 metus dirbam. Žinokit, tikrai labai ilgai, nes organizmas kaip jau išsiderina, tai jau su juo susišnekėti yra sudėtinga. Bet žinokit, taškai yra papildomai, kai yra autoimuninės ligos. Pirmiausia, aš visus varyčiau į cigūną arba į taičį. Taip. Kaip? Į mano? Taip, teisingai. Ne tai, kad sudėtingos, tiesiog ilgas procesas, kol kūnas supranta, ko iš jo nori. Tiesiog dėl to, sudėtingo, žinokit, yra tame, kad tu turi kiekvieną dieną pats daryti. Turi keisti mitybą, turi keisti gyvenimo būdą, nes nėra vieno kažkokio tai vaisto ar taško. Nes vaistas vakarų medicinai ką jis padaro, jis nuslopina tik tai simptomą ir mus apgauna, kad tarsi viskas, tu nebeturi tos ligos. O realiai, jeigu tu slopini šitą simptomą, kūnas tau per kitur kažkur paduos. Vis tiek jisai paduos, vis tiek nebūsit ramus. Vis tiek gausit kažkuriai vietai per galvą. Tai, klausau. Tai žinokit, šitą tašką, kurį ruošiuosi aš jums prišildyti, širdies 7 taškas yra vienas iš labiausiai mano mėgstamų miegui arba jeigu prabudo. Tai yra širdies taškas ant šitos vietos, kur yra lenkimo linija. Taip, va šitoj vietoj praktiškai visi suradot. Ir yra lenkimo linija ant pačios abiejose rankose. Visi taškai yra abiejose rankose, išskyrus centrinio kanalo virškinimo tašką. Tai ant pačio kauliuko. Ant pačio kauliuko, teisingai, ant pačio kauliuko. Tai šitą tašką atsibudot naktį ir tik suprantat, kad jau nebemiegosit, iš karto sako, šiandien ir masažuojat. Greičiausiai antros rankos nebereikės. Nebent yra kažkokia didelė bėda, kurią reikia tvarkyti. Nes tada reikia žiūrėti, kokią tą bėdą patvarkyti.
Tarp kitko, dėl atsibudimo laiko irgi esu sudėjus valandas, gan dažnai būna problema kažkokio tai organo, jeigu atsibundat panašiu laiku. Tarp kitko, labai dažnas atvejis, kai žmonės atsibunda nuo 3 iki 6 vakaro, ryto. Nes aš dar šiek tiek mokiausi Tibeto mediciną, aš taip stengiuosi pasimti irgi, kas ten iš to yra. Tai jie ten turi tokį terminą sukilęs vėjas. Kas tai yra? Tai kai sukyla erzulys, ypač jeigu jaučiat, kas geriausiai parodo, dar kažkoks skausmas, kad ir galvos. Tai galva pradėjo skaudėti, tai vienoj pusėje, tai kitoj, tai jau kaklas skauda, tai jau sėdimąją paskaudo, tai vėl kažkas. Viskas, sukilęs vėjas, dėl to ir yra tas terminas, kadangi mėtosi skausmas. Ir tada nuo 90%, kad jūs prabusit naktį nuo 3 iki 6 tame tarpe. Jūs negalėsit miegoti. Taškas mūsų mylimas Baihui tada padeda. Bet jau jį nereikėtų plekšnoti. Nereikėtų. Reikėtų taip, paimti va tos kažkokį tamponėlį. Šiaip čia yra Hormeto tokia praktika. Mokymus dariau, bet irgi aš ją galiu dovanoti, bet tiesiog nesuspėjau visko įdėti, bet tikrai, jūs siekit mane Instagram'e, nors sudėsiu ten viską, tada nesu kitaip neįsivaizduoju, kaip iš šiltą aliejų geriausiai yra sezamo aliejus, aš jį pašildau aromaterapijos šitoj šildikliai, paprastoji mažai šildikliai, tam jas užtenka, sezamo aliejus labiausiai tinka. Merkiu, jeigu neturiu jau to tamponiuko pasiruošus, tai merkiu tiesiog paimu skridinėlį vatos, jį įmerkiu, šiek tiek nusunkiu ir dedu ant šito taško, bet tokį karštoką, gerokai. Aišku, prieš tai pasitikrinkit ant rankos, nes tada taškas būna labai jautrus ir, tiesiog bus jau jūs pati pašoksit savo. Ir tai bent jau 3 kartus, vieną kartą uždėjot, palaikėt, nuėmėt, nes atvėsa gana greitai, minutę laiko ir atvėsa. Antrą kartą įmerkėt, nusunkėt, uždėjot, trečią. Taip padarot bent kelias dienas iš eilės, turėtų susitvarkyti miegas, jeigu šita problema. Taip, nes šitas taškas, Baihui, jisai prispaus vėją su aliejų. Aišku, yra dar aliejavimo procedūros, yra ten kiti dalykai. Bet čia tai, ką galit pasidaryti namuose patys. Tai, ką galit. Reikėtų, kitaip turbūt nebus, jeigu pasidėsit aliejus prie lovos, tai, gal ir padės, nežinau, man nepadeda. Man tenka daryti. Čia jau yra plaučiai, reikėtų žiūrėti, kas yra kepenys, plaučiai, bet ar pastoviai prabundat, nes jeigu vieną kartą prabudot, tai tada gali, tai nėra 100%. Kažkaip vėjas, tai taip, jis labai dažnai. Kiti ten tokie reikia juos daugiau mažiau žiūrėti. Bet tai viskas eina, nes, pavyzdžiui, kai ateina žmogus, diagnostikai ateina žiūrėti, tai viską žiūri. Ir veido spalvą, ir liežuvį, ir kada prabunda, ir kaip kvėpuoja, yra labai daug dalykų per vieną. Bet aš jums stengiuosi duoti tuos įrankius, kuriuos jūs galite panaudoti patys namuose. Jau jums nekišt kinų medicinos, kurią bent jau minimum metus reikia mokytis, kad suprastum, bet jūs galite turėti tuos įrankius ir nesimokę jais naudotis. Tiesiog imti, nes mums tai dovanoja, imkim ką dovanoja, naudokim. Tai ar dar turim klausimų, ar jau galim bandyti šildyti? Gerai, jeigu eigoj kažkokių klausimų bus, klauskit. Jeigu kažkam kyla klausimų, galite rašyti man per Messengerį arba per Instagramą. Tikrai gal ne visada iš karto atsakau, nes kartais būna daug, bet tikrai atsakau. Arba rašyti žinute, tikrai stengiuosi, nes džiaugiuosi, kad žmonės neryja tabletės, o stengiasi mūsų natūraliais metodais, tiek žolelėm, tiek taškais pasinaudoti. Tai tikrai visada džiaugiuosi ir tuo. Taip, šitą, padėninė. Šitą galit abiejose rankose, sakau, netgi galit, jeigu dažniau svaigsta, klijuokit propas, klijuokit magnetukus. Kad pastoviai būtų veikiama. Klijuokit būtinai ir darykit. O zvimbimo ausyse nėra? Yra. Tai gali būti dar galimai, nes aš tai, ką matau iš jūsų, tai gali būti, kad inkstų kanalas jau pasilpęs. Tai jeigu stovėsit basa, tai negalima. Tai va. Tai va, nes šiek tiek, nes jau trupučiuką širdis duoda, o širdis rinksti ant vienos ašies. Taip. Pavyzdžiui, pakiuose tokios kaip raukšlytės, čia kažką tai gal gali. Pagrindas yra žarnynas, tai kas pas mus žarnynė, tas kas mus ant veido. Tai su žarnynu
vat buvau priėjus, irgi sakau, iš karto, ten Gytis Leliukas prekiauja, sakau, ką turi žarnynai. Tai jisai turėjo vieną mišinį, bet kuris man labiausiai, dabar neatsimenu kaip vadins, bet su lipiku, tarp kitko prisiminiau, labai geras mišinys yra su lipniuoju lipiku, limfotakai. Tai žinokit, žarnyne irgi kiek yra limfos išjudint. O toliau reiktų žiūrėti vėlgi, nes nebūtinai, kaip mes sakom, kad sveikai valgai, tai jau viskas, ir kodėl čia išlindo aš taip sveikai valgau. Žinokit, kiekvienas turim savo. Tai, kas mūsų kūnui gali būti sveika, kitam gali būti net netinkama. Nes jeigu vegetaras, tai nereiškia, kad čia viskas labai gerai, ar ten veganas, ar žaliavalgis. Vienam tikrai bus idealu ir gerai ir susitvarkys, o kitam kenks ir turės problemų. Tai kiekvienas turim atrasti savo. Nėra 100% nei vienam teisingo, sveiko būdo, dietos ir ten visų kitų. Kas visiems sveika, tai cigūnas ir tai čia. Tai va šitas tikrai visiems tinka, o visa kita tikrai ir tai dar turbūt ne visiems, nes irgi dar reikia. Yra 2 taškai, Yin-Lin-Chan ir Yang-Lin-Chan, po keliais dedam taip 4 pirštus, ne 4, čia bus 3, po keliais yra, po keliais, po girnele. Va šičia yra taškai, tai reikėtų abiejus, vieną koją ir kitą koją. Ir žinokit, šitas taškas jums. Super. Tai va šitie taškai yra labai, aš į mokslus netaikyčiau, bet akupunktūrą taikyčiau, jeigu turit pas ką nueikit akupunktūrą pasidaryti. Jo, nežinau, kokie mieste gyvenat, bet... tai Kaune yra, aš mažai taikau, bet yra kas pasuoja, nes aš daugiau terapijas taikau, daugiau integruoju akupunktūrą ir mokslo terapiją, bet Dainius Butvilas turi savo kliniką, kuris tik akupunktūrą daro. Tai vat galit nes pas jį tik akupunktūrą. Dainius Butvilas. Tai pas jį yra jau tenais tik nueisit, tai va šitą. Jeigu norėsit ir terapijų ir daugiau, tai tikrai galite rašyti man, bet jeigu vien tik akupunktūros ar mokslo terapijos, aš integruoju. Aš paėmiau, šiaip mane tikrai galite rasti Facebook, Instagrame, šiek tiek vizitinių kortelių atnešiau, jeigu norėsit.